Taip, tai sugrįžtame į mūsų paskutinės sekcijos diskusiją. Ir taip, aš turiu vieną mikrofoną palieku čia prie stalo diskusijos dalyvėms, o kitą dalinu visiems žiūrovam, tai kas turėsit klausimų ar kažkokių komentarų ir taip toliau, tai galėsit naudoti šitų mikrofonų. Ir mano klausimas pirmas būtų, gal turit jau kas nors kažkokią tai refleksiją ar kažkokią tai klausimą? Gal aš tada pradėsiu. Mes kalbam, tiesiog visos konferencijos metu buvo kalbama apie konservatyvumą ir liberalumą. Tai dabar taip aiškumo dėliai, kad tiesiog susidėliotumėm tuos taškus ant į. Kiekvienos iš jūsų atvejais, kaip manot, kurį kampą labiau atstovauja, tiksliau, kurį galą turbūt tos lazdos, ar ne? Ar vis dėlto reikia čia trikampio, to socializmo pridėti, ar gal reikia kažkokio tai visiškai kito, kad gautųsi kvadratas? Tai mano mesianizmo tyrimas turbūt yra kritika konservatyvumui, taip išeitų, bet mesianizmas gali turėti ir pozityvių reikšmių kažkokių, kurios yra naudingos ir teigiamos, ne tik tai neigiamos, bet šiaip tai turbūt jo čia kritika galios konstruktui. Pas mane tai turbūt gautųsi liberalėjimo tokia paradigma tam tikra, nes iš to tokio konservatyvizmo išėjimas į tai, kas gaunasi, kai atsiranda liberalizmas ir galėjimas ten platesnį tą žvilgsnį, platesnį kontekstą kažkokį turėti ir daugiau dalykų daryti, kai nebėra vieno kažkokio teisingo kelio. Aš nežinau, mane prisijungiu prie tų, kurie šito savoką supainio. Aš šiaip baigiau politikos mokslus bakalaurę, tai dar prisiduodu, kad iš viso esu tikriausiai dar didesnis imposteris čia. Man atrodo, kad man asmeniškai atrodo produktyviausia yra galvoti apie galią, ką aš ir pati dariau, dėl to, kad aš maniau, kad tai produktyviausia. Nes tiesiog labai sunku ir tas liberalumas forma, liberalumas lyginant su kuo, konservatyvumas lyginant su kuo. Ir man atrodo, ir šita visa diena buvo vis karts nuo karto, aš išgirsdavau žodį, kur man atrodo ir pas Eglę labai daug buvo kalbėjimo apie tą režisierių turimą galią prieš kolektyvą ir kad net jeigu panaikinamas kažkoks formalus titulas, vis viena išlieka neformalūs galios santykiai. Tai man gal šitas atrodo kaip toks, jei galvot, arba tuomet norėtųsi galbūt taikyti tuomet naujumo ir tradicijos savokas, tuomet atrodo aiškiau, kas tas liberalumas. Ir man atrodo, jeigu grįžtant prie Tremolo, man atrodo dar kitas visai įdomus momentas, jog šiaip bent jau man iš analizės atrodo, kad jis toks labai apie galios santykių analizę ir atrodo toks iš tos pusės galėtų būti kairės. Bet tuomet atsakymas yra labai liberalus, tai yra labai apie individuo laisvę, nes tos istorijos, kur gale yra pateikiamos, jos atskirtos yra. Ir tas kolektyvas, tarkim, tas duetas, kuris susikuria tarp Kristinos ir Lauros kūrinio viduryje, jis tampa vėl įtraukiamas, pavaizduojamas, kad aplink jį toliau veikia kažkokie galios santykių laukai ir panašiai, tai atrodo kaip toks ne iki galo atsakymas, jeigu galvojant viso kūrinio eigoje, kad viduryje dar kažkoks, nežinau, tarkim, pusiau atsakymas, kuris yra permastomas ir tuomet einama iki atsakymo. Tai va. Ačiū. Aš dar gimstu kažkas. Aš dar nesusiformuoju. Aš tai tiesiog galvoju, klausimas Godai bus, bet klausimas visoms. Kažkaip paprovokuoti man norisi, dabar aš galvoju apie tą mesianizmą ir galvoju, čia Tuminui aišku buvo panegirika, tokia, konkretus tas vienas dabar atvejis buvo aptartas, bet kalbėjo apie tris ir tada pagalvoju ir apie tą laikmetį, pagalvoju ir apie tą sovietyną ir pagalvoju apie tą, kas buvo bažnyčia, tais laikais tai bažnyčia, aišku, kad buvo tas teatras tuo metu, ypač sovietyno metu, bet ir apskritai galvojant apie antikinį teatrą, tai tos šventyklos jos
savas funkcijas atliko, bet teatro scena, kokia jinai buvo ir kokia buvo ta tradicija, ar kaip ten atrodė tas teatras, jis vėl buvo kita šventovė. Tai vėlgi, tada kaip tai čia yra dar tas klausimas, Godai, ką tu mąstai apie tą pačią ir funkciją tada režisieriaus ir buvimą teatre tuo metu, kai jie gyveno ir kai jie mąstė ir tada ta kūno tema vėlgi, nes jeigu tai yra kažkokia religinė jau vos nereikšmė arba grįžtame prie antikinės Graikijos, tai vėlgi tada koks kūno vaidmuo ir kaip jisai traktuojamas būtų ir apskritai kūnas teatre. Tai aš galvoju, gal mano tyrime neįeina tas, aš nenukrypstu, žinai, bandyti dar atrasti kažkokių, aš įsivaizduoju, kad galima ieškoti kažkokių laikmečio politinių, aš ir galvoju apie sovietinę įtaką, žinai, nes man atrodo tai yra susiję, bet aš ten jau neklimpau, nes vis tiek mano tyrimo tikslas buvo įrodyti, jis daugiau kokybinis, ne kiekybinis, jo tikslas įrodyti, kad apskritai tai yra ir kad apskritai kaip tai veikia. Man atrodo, kad tuo metu, pavyzdžiui, Jono Vaitkaus atveju, kurį aš irgi aprašau, jis turėjo teigiamų bruožų, tarkim, ar ne, nes jisai buvo einantis prieš represuojančią valdžią ir jis buvo labai svarbus tautiniu atžvilgiu. Tai jis vienijo, jungė ir traukė žmonės kartu, bet tuo pačiu yra kita medalio pusė, kur, pavyzdžiui, tuomet kokiam nors, pavyzdžiui, MeToo skandale atsiranda žmonių, kurie teisina jo tam tikrus poelgius, vėlgi iš mesenistinės perspektyvos žiūrint, nes jam galima daugiau. Tai ne vienareikšmiška, vėl labai sunku pasakyti. Kitas dar momentas, ką gal reikėtų paminėti, kad mesenizmo tokia kaip teorija, va tos bruožų, simbolinį mesenizmą kalbam, aš nesakau, kad jie iš tikrųjų yra kažkokie religiniai dievai. Tai aš manau, kad mesenistinių bruožų tu gali pritaikyti daugam, ir aktyvizmui, ir, ta prasme, politikoje, ar ne, Trumpas ir Putinas lygiai taip pat turi mesenistinių bruožų. Tai čia, žinai, galima pritaikyti, galima ne iš tos perspektyvos žiūrėti čia, bet gal smagu atrakinti tuos dalykus, nes man asmeniškai pasuko, kai aš tai atradau, man labai stipriai pasuko mano perspektyvą, nes man visi ženklai, kurie buvo mistiniai ir uždėti akademijoje, tarp eilučių, kažkokie ritualai, papročiai ir taip toliau, jie man įgavo aišku paaiškinimą, iš kur jie atsirado ir kodėl mes tuo nerašytai, nekvestionuotinai tikim tiesiog. Ir to sakralumo teatre turbūt iš vienos pusės jo reikia, aš pati dabar, tarkim, kai režisuoju, repetuoju, aš pati save pagaunu, kad aš naudoju metafizinius terminus, nes vis dėlto teatras yra sielos reikalai. Tai jeigu tu nori pakelti tą savo kūrinio lygį kažkokių dvasios sielos klausimų, faktas, kad tu kalbėsi apie transcendenciją ir tą naudosi. Tiesiog skirtumas yra tarp to, ar tu supranti, kad tu tai naudoji ir iš savęs nestatyti mesijo. O man atrodo, kad jie labai ryškiai, jie tiesiog pažodžiui įvardina, kad jie turi misiją, kad čia bažnyčia, kad čia Dievas, čia visą tą jau atskleidžiau. Čia gal dar apie teatro tokią hierarchiją galvoju, prie tos kūno temos tinka prisiminti. Dabar, kaip sako, esam tame postdraminio teatro amžiui, tai yra tas, kad buvo ar ne teksto kažkada hierarchija, buvo ar ne režisieriaus hierarchija, dabar turim tą tokį, kaip ir siekiamybė yra to lygaus kūrimo tam tikro, kur kiekvienas elementas yra ne kažkokiai aukštesniai fazėje, o visi yra tolygus. Tai čia man atrodo, kad mes einam prie to, kad tas kūnas gali tiesiog būti teatre be jokių kažkokių primetamybių, gal taip pasakyčiau, tiesiog, kad jisai yra tolygi spektaklio dalis, kaip ir dramaturgija, kaip ir režisieriaus kažkoks pasakymas, kaip ir kažkas, tiesiog, kad jis taip gali tiesiog būti, kad jis nebėra vien kažkieno minties vieno asmens ar vienos idėjos perteikimas, gal taip. Aš taip pasimečiau, kai šitą klausimą išgirdau, bet dabar turiu idėjų. Tai gal nuo Godos atsispiriant, gal tuomet, jeigu tokia kaip vizija brėž, norėtųsi gal tuomet atsisakyti transcendentinio proto, dvasios ir kūniškumo supriešinimo, kas apskritai tuomet įgauna iškart ir feminizmo kontekste ir lyties dimensiją, tai tuomet vyras yra tas transcendentinis protas, einantis kiaurai sienas mesijas, tuomet moteris yra ta, kuri gundo ir padaro, kad jis išklystų iš to mesijaus kelio ir savo kūniškumu. Tai man atrodo, vyrai irgi turi kūniškumą, jie yra irgi kūnai, moteris irgi turi protą ir tą transcendentinį. Tai man gal norėtųsi šito, tai man
ir darbą berašant, ir va tas binariškumo užstrigimas, man atrodo, kad būtų labai įdomu vyriško kūniškumo tema, vyriško malonumo tome tema, nes man atrodo, kad ji nėra tokia elementari, kaip tarkim tremolo. Ir būtų fainai, kad tai darytų iš moters perspektyvos. Galima ir tai. Arba galima grįžti prie duetų, kurie mums sekasi pasirodo teatre, vyro ir moters režisieriaus duetas. Tai va. Tai man atrodo, kad gal tada ir queer ir nebinarinė perspektyva, gal čia labiausiai būtų galima įsileisti į tai, ką tik Goda pasiūlė, nes tas toks, man atrodo, čia labai dažnai atsiranda šita problematika ir klausimas, pavyzdžiui, ir diskusija Dramokratijos festivalio rėmuose apie tai, kad vyrai, kur pati dalyvavai, kad vyrai kažkodėl vaizduoja moteris ir apie jas kalba ten Šok Edita Šok arba liudijimai ir kiti pavyzdžiai. Tai tiesiog, man atrodo, netame esmė, kad moteris dabar pavaizduotų ir kažką atsiimtų irgi galią, o tada, iš esmės, turbūt tas vyriško kūno problematika irgi turbūt ir vyrai galėtų užsimti, bet kol kas tokių pavyzdžių kaip tremolo neatsirado, bet ką aš norėjau pasakyti, tai man atrodo, čia labai įdomiai atsiskleidė tokia irgi spektras, tai mesijiškas režisierius vyras iš praeitos epochos, jau miręs, dar jo darbai ir jo teatras ir labai daug jo šiaip yra buvimo vis dar Lietuvos teatre. Tai yra tęstinumo ir tam tikrų kritikių, tam tikros kritikės, atrodo, lyg misija supranta tęsti ir reprodukuoti pasakojimus apie būtent šį kūrėją. Tai jis atnašavo ir tavo darbas, labai daug citatų surinkusi esi, kur tas atnašavimas ar prisiskirimas savo kažkokio, tai, iš tikrųjų, tiek daug tokio religinio, dvasinio, spiritualistinio turinio apie ėjimą, šviesą, tamsą, ten taip toliau. Ir tada Lauros Kutkaitės spektaklis, kur vis tiek, aš dar prisimenu ir aktoriai yra savotiški, ten žiniai atnašautojai ir ant akademijos čiužinių buvo išraižyta tokia citata: turime degti, tapti gyvaisiais deglais ir nešti žmonėms šviesą. Čia aktorinio Gintaro Varno kurso tokia, turbūt, man atrodo, buvo saviraiška ant čiužinio. Tai tas atnašavimas, kaip jisai persiverčia Lauros Kutkaitės spektaklio atveju, kad yra dvi moteris. Ir toks, aš nededu ant svarstyklių, bet tai yra toks, jūsų sekcijoje toks įdomus išryškėjęs du poliai. Tai yra vyras, kuris kaip dažinys ant aukšto kalno, ir dvi moteris, nuogos moteris, be kažkokių ritualinių drabužių, su savo kūnais, kurios iš esmės demaskuoja tai, kas vyksta tame kitame poliuje ar spektro pusėje. Tai smarkiai ironizuoja, suplokština, padeda kaip objektą, kurį apžiūri iš įvairių pusių, kai tuo tarpu ten kitame poliuje objektas nelabai yra įvardyjamas arba jis toks labiau dūmų pavidalu, kažkokios spirit movensis, jūs irgi ten kažkaip prašėt gyti. Tai vat man šitas labai įdomu, kad šitoj sekcijoje toks susikuravo spektras ir savotiškai labai aiškiai atliepia, kur mes esam, tarp ko. Ir dar labai greit pasistengsiu, kad man atrodo tai, kad tremolo recepcija rodo, kad mes jau irgi esam iš tikrųjų žingsniu toliau negu aš irgi, pavyzdžiui, tikėjausi. Tai, kad kritinė recepcija iš įvairiausių kartų kritikų yra labai teigiama ir analitinė, nereakcionieriška ir nepuolanti daryti išvadų apie provokatyvumą ar kažkokį kitą plokščią paviršutinį darbo bruožą, bet einant į analizę ir tas
atrodo normalizuoja ir destigmatizuoja pagaliau tyrinėjimus moterų kūrėjų, feministių kūrėjų, kūno nuogo ant scenos fenomeną ir taip toliau. Tai toks kažkoks vilties tokios, man atrodo, recepcijoje labai nemažai. Ar norite sureaguoti? Aš sureaguosiu, bet į pirmą dalį. Aš į pirmą dalį sureaguosiu, kad kai tu užsimeni, kad palikti vyram apie vyrų ten kūną ir malonumą nekalbėti. Aš nesutinku, aš manau, kad jeigu aš noriu ir esu kūrėja, aš galiu ir apie ateivių kūnus kalbėti, apie ką tik noriu galiu kalbėti. Bet čia turiu menį, čia neprieštarauja tam, kad tai gali sutapti su pasipriešinimu, gali nesutapti su revanšu, nu ta prasme. Čia dar turim vieną komentarą. Čia turim plojimus šitos konferencijos dramaturgijai, nes man atrodo, kad jinai kažkokiu keistų labai būdu iš tikrųjų įgavo tokį finalo jausmą. Pasakysiu, ką jaučiu ir ką turiu minty. Man regis Aistės šitie žodžiai neliberalumas ir konservatyvumas, o naujovė ir tradicija, man ką tik kaip ir biškį atsakė, ką mes čia veikiam 2 dienas. Čia toks pirmas dalykas. Ir kad iš tikrųjų kažkaip kodėl ne tuos žodžius naudojam apibūdinti, jeigu esmėje galbūt jie būtų kaip pasakyti, suprantate, ne, ką vedu. Antras dalykas, jisai komentaras, bet būtų įdomu ir jūsų perspektyvas išgirsti, nes vėl jūs visus 3 ateinat iš skirtingų šiaip jau aukštųjų mokyklų, nepraleisiu progos įmesti akmenį į LMTA darželį. Todėl, kad prabilus apie tas naujas perspektyvas, apie queer perspektyvas, neįgalių menininkų, neįgalių kūnų perspektyvas ir taip toliau, mes turim kažkaip sugebėti ugdyti queer menininkus, ta prasme, priimti juos į akademijas, netradicinių kūnų savininkus priimti į akademijas, bet čia vėl kodėl sakau, tas finalizavimo jausmas yra, nes atrodo, kad apsukom pilną ratą, tai yra tyriam tuos pačius didžiuosius, pradėjom nuo Godos 3 šitų didžiųjų metrų, kurie yra visi surinkę daugiau ar mažiau kursų, vienas iš jų surinkę turbūt pusę čia sėdinčių mūsų kursų. Ir jo pasirinkimai, ta prasme, kokie menininkai išeina iš akademijos jo kursų, juk kažką pasako ir apie jį kaip apie menininką ir jo atrankos procesą. Ir tai, kad tas homogeniškumas mūsų bendruomenės vyravo iki šiol ir iš esmės gal tik dabar mes pradedam sakyti, kad mūsų bendruomenė, teatro profesionalų bendruomenė yra pernelyg homogeniška. Įsileiskime kitų universitetų alumnus, leiskime teatrą nagrinėti, nesakau, kad taip nebuvo anksčiau, bet tiesiog atrodo, kad jaučiu plėtimasis tokio spektro. Tai vat, apie jau ratą ir grįžtu prie klausimo, gal kiek retorinis, apie tą alternatyvių kūnų, jeigu leisit juos taip pavadinti, atsiradimą ir koks tada kelias, kaip mes, kad išgirstumėm tas perspektyvas, mes turim įsileisti tuos žmonės. Tai kaip iš esmės deelitizuoti tam tikrą prasme LMTA kaip instituciją, kuri iš tokios inercijos atstumia alternatyvius kūnus, perspektyvas ir tapatybės. Nes kursus ten renka labai dažnai vėl tie patys, gal šiek tiek kiti negu šiandien minėti, bet panašios kartos kabutės metrai. Vincentas vakar pristatinėjo ten apie kūno filosofiją, nemažai kalbėjo, gal norit pakomentuoti, turit argumentų? Ne iš LMTA, tai nemanau, kad Vilniaus universitetas ar kiti universitetai yra kažkoks atsakymas, kad ten, nežinau, kažkas kitaip labai tikriausiai. Aišku, kitaip mes neturim kažkokio vieno tėvo, kuris mus veda per visą studijų kelią. Tai gal iš to atsiranda ta didesnė, nežinau, tarkim, įvairovė, bet ir čia irgi nesutiktų dauguma. Man atrodo, tiesiog labai daug ateina iš
tiesiog iš lygių galimybių lauko, ar ką apskritai siūlo lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba organizacijom ir panašiai, tai yra skaidrumas, pranešimų kanalas, sutvarkymas, konfidencialumas, jeigu žmogus kreipiasi dėl kažkokios patirtos diskriminacijos, apskritai procedūrų aiškumas ir skatinimas kreiptis, bendrai paėmus suvokimas, kad tai, jog nėra, tarkim, pranešimų, nereiškia, kad nėra kažkokios diskriminacijos, tyrimų atlikimas apie tai, kaip yra, apskritai kaip yra, tarkim, jausena kokia organizacija ir panašiai, kaip, tai va, ar jinai skiriasi tarp skirtingų lyčių, nežinau, ir panašių žmonių, tuomet galima galvoti apskritai apie teatrus ir tuomet kokie lūkesčiai yra keliami ateinantiems kuriems, ar tikimasi formalaus išsilavinimo iš LMTA, ar tinka kažkoks kitas išsilavinimas, kaip mes priemam ir ugdomios, tuomet jau tose kitose institucijose galima kalbėti apie mokyklas ir apskritai bendresnį tuomet jau švietimo, nežinau, tvarkymą ir tuomet galvojama apie tai, o tai kaip nežinau, apie tiesiog idealų, su kuo tapatintis gali, tarkim, tie alternatyvūs kūnai, ar jie matomi yra teatre ir galbūt reikia, nu, to tiesiog pavyzdžio. Ačiū, aš tik komentarą gal matytų kaip pusiau klausimą, pats bandau suprasti, tai gal aš pabandysiu išartikuliuoti, gal jums pavyks geriau suprasti. Pirmas dalykas, tai noriu pasakyti, kad tremolo. Jis yra ir apie vyrų kūniškumą. Aš pats žiūrėdamas apie tai nemažai galvojau. Man tiesą pasakius, tenai gal pagrindinė kažkokia, jeigu aš tokia kritika turinio atžvilgiu sakyčiau, tai aš ten kažkuria prasme man atrodo, kad ta dalis yra labai kaip čia, jinai kabinasi ir jinai tokia palieka kabėti ore, bet ten tikrai iš vyro perspektyvos žiūrint, tu negali nekvestionuoti tų pačių dalykų ir savo rolės, ir vyrų rolės, moterų, bet ir kitas dalykas savo kaip žmogaus kūniškumo ir ryšio tarp savęs ir supratimo ir savo kūno, ir seksualumo, ir malonumo, ir panašiai. Ir daug ten yra ką mąstyti. Pagrindinis gal dalykas man, tai čia toks mažas komentaras tame, man atrodo vyrai, ar kažkada kaip kalbės ar nekalbės apie kūną, čia žiūrėsim, kaip kultūriškai mes pribrėsim ar ne, tai ar jausim tam poreikį ar ne, bet aš galbūt apie šios du reiškinius kaip Rima Tumino, kuris matyt čia daugiau atstovauja tą, pavadinkime, metrų sekciją ir šitą Lauros kūrinį, kuris buvo rodomas. Man kas labai patiko tai erdvėj, tai medikai ant sienos įkalti tos fotkės, kurios tarytum tokios primena tą ir pati aplinka. Ir man tai užduoda čia pagrindinį tokį klausimą, nes erdvės, kur tai vyksta, yra labai įdomu šitame kontekste. Ir viename mes šnekam apie teatrus, didžiuosius teatrus, valstybinius teatrus ir panašiai. Ir tada tarytum, kas mūsų šitą kontekste tarytum atstovauja tokią tradiciją, ne? Bet šis kūrinys atsiranda visai kitoj vietoj, švietimo įstaigoje, medikai, kas yra šiaip irgi konservatyvu gan, ir visiškai kitaip, man atrodo, siejasi su auditorija. Paraleliai mes prieš tai turėjome Uršulės apklausą ir šnekėjom, kad Nacionalinis dramos teatras kažkur yra prie tų liberalesnių ir panašių dalykų. Tai man toks gal klausimas jums, tokiam apsvarstymui, kaip jums atrodo, kaip erdvė teatro, kur teatras veikia, nebūtinai fiziškai, bet galbūt ir tokia tematiškai, kaip ta erdvė ir ryšys su erdve veikia tose konservatyvumo ir liberalumo, tose
galbūt aspektuose. Nes ten mes turim tokią, tarytum, su religija, bažnyčiai norim ir dar kažką. Girdėjom, kad Šiauliuose buvo literaliai bažnyčiai dalykai vyko ir panašiai. Ir tas dalykas, man atrodo, kas kaip erdvė tame veikia. Gal turit kažkokių minčių tame. Aš galiu papildyti savo, kad labai kaip čia natūralu, teatras gimė iš ritualų dievam, normalu visa graikų kultūra, tai ir yra aukojimas ir transcendentinis potyris, tai labai normalu, kad tas šventumas ir ta erdvė yra sakrali. Tokios šaknis tiesiog, bet tai čia tik tiek galiu pakomentuoti. Aš galiu čia pradėti tampyti dalykus, kad tai susijęs su finansavimu, nes dažniausiai kažkokių nepatogių, neįprastų temų kūrėjai, jie tiesiog sunkiau gauti tas didžiasias scenas, bet čia jau mes vėl tada nukrypstam. Apie tą erdvę taip galvojant, vėl kažkaip atrodo, kad kažkoks yra vis tiek viduje gal įsitikinimas, nežinau, kad atrodo institucija, kažkokia ta didelė įstaiga į kažkokį konservatyvumo rėmą įstato, į kažkokią sceną atrodo įstato. Tada, kai tu esi ten mažas, kaip ir minėjo Goda, neturintis finansavimo, tu pradedi ieškoti kažkokių sprendimų ir gal kažkokią tą atrandi alternatyvą tiesiog. Tai man tai šitas liberalumas, konservatyvumas kažkoks vis tiek tokios institucijos atrodo klausimas atsiranda visiškai. Šiaip man smagu girdėti, kad dėl tremolo ir kad vyrų klausimas jums atrodo paliestas ir kad buvo įmanoma su kažkuo tapatintis. Tai man šitas tiesiog visai smagu buvo išgirsti ir šiaip įdomu. Ir tada dėl erdvės, tai man atrodo, kad toj performatyvioje paskaitoje tai tikrai labai daug pridavė, tai jog buvo medicinos fakultete, labai gerai veikia ta erdvė. Aš pamenu, turėjau rodyti kažkada Alytuje, aš sekiau, nes aš rašiau magistrą, tai aš žiūrėjau, kas kada rodo, kad man tik tais būtų tas įrašas padarytas, tai sekiau, kur kada rodys. Tai tuomet Alytuje turėjo vykti miesto teatre, ten buvo kažkokia miesto teatro šventė, tai jis neįvyko ten, bet man buvo visai įdomu pagalvoti, kaip atrodytų pats kūrinys, jeigu tai būtų teatro scena. Ir man atrodo, kad gal apie tas erdves galvojant, man atrodo, kad aš visai, gal šiuolaikinis šokis, man atrodo, gal daug liberalesnė savo forma ir jie tuomet irgi tose pačiose erdvėse, menų spaustuviai, dramtė tribūna, tai man gal nėra tos erdvės tiek susietos, bet man atrodo, gal iš auditorijos lūkestis ir kur tu gali sutikti auditoriją, tai yra į teatrą ateis vienokia auditorija, bet jeigu tas pats spektaklis bus kitoje erdvėje, jau visai kitokia auditorija gali ateiti, nes tiesiog, kaip tu apskritai sužinai apie spektaklį, tu tikriausiai seki kažkokį tai teatro, kaip pastatą, instituciją, kas joje vyksta ir tuomet atsiranda, per tai gal tas prisitaikymas prie auditorijos, ten visi rinkos dalykai ir panašiai. Jo, mane tada ten Goda taip sučiupo to klausimu ir aš dabar šiaip galvoju ir tos pristatymus klausant ir Aistės ir taip toliau. Ir taip mes kalbam apie tą galę, aš ir apie Bartą kalbėjau, vėlgi galia, prievarta. Bet įdomus dalykas dar yra tas, kad tas teorizavimas jis yra iš vyriškos perspektyvos. Ir tada, kai prasideda labai skirtingi diskursai, tai yra Barto, Foucault, Rolano Barto, apie kurį aš kalbėjau, taip, nes tiek Rolanas Bartas, tiek Foucault, tiek Deliozas su Guattari, nepamirškint, kad buvo gėjai, tai jie iš karto tada mąsto šiek tiek kitaip ir tada atsiranda visiškai kitas svarstymas. Tai taip, mes neturime to moteriško, tarsi ne moteris kalba, bet vis tiek jau kalba visiškai kitą perspektyvą ir Deliozas visiškai naikina tą vertikalumą, kurdamas tą horizontalumą. Bet jeigu aš dabar galvoju, kaip jis vesdavo ir paskaitas Paryžiuje, kai jisai atsisakė tokio dalyko kaip pakylos paskaitų metu, nes būdavo, kad dėstytojas tai sėdė ant pakylos, o filosofijos fakultete, jeigu ateitume, tai dar yra ir tribūna, nes negali filosofas kalbėti ne iš tribūnos, nes toks tarsi savotiškas yra dalykas, kaip ir tas teisinis mechanizmas veikia, kad drabužiai ir tada tu atsistoji kažkur. Tai
dėliozė sėdėdavo tarp studentų ir jiems leisdavo valgyti ir taip toliau ir panašiai. Tai yra visiškai tą hierarchiją norėjo naikinti visomis įmanomis prasmėmis. Bet aš dabar atsimenu tą feministinį žvilgsnį ir kai pats tas Vilhelmas Reichas sako, kad autoritarinė valstybė turi atstovą kiekvienoje šeimoje, tėvą. Taip jis tampa vertingiausiu valstybės įrankiu. Ir tada tą klasikinę dramaturgiją prisimenant, tą pačią Antigonę nujo, tai valdovas, bet ir tėvas, valdovas brūkšnelis tėvas. Čia yra tai labai įdomus momentas ir tada jau Simona Weil, prisimenant, jau iš moteriškos perspektyvos 20 amžiaus vidury, kad būtent tas smurtas ir paverčia kiekvieną jį patiriantį daiktų. Ir taip anot jo žmogus dar būdamas gyvas gali būti paverstas daiktų, tokiu atveju pats kūnas virsta kalėjimu. Tai jau tada kalėjimų tą visą, kuris 20 amžiaus pabaigoje buvo pradėtas plėtoti, vėl pratęsė tą tokį naratyvą. Aš trumpai sureaguosiu ir sukritikuosiu to pačiu ir savo teorinę prieigą, man atrodo, kad tu pradėjai, bet man atrodo, kad taip į pozityvą nuėjai, kad aš labai didelį teorinį pagrindą, semiotika, Foucault ir panašiai yra labai vyriška ir Foucault ir šiaip buvo kritikuotas feminizmo, kad jis kalba apie tos galios santykius, atrodo, va čia prie pat tu pasakyk patriarchatas, čia tu apie tai kalbi. Ir jis neįvardina to, arba tam neskiria pakankamai dėmesio. Dabar, kaip tik skaičiau, užmiršau kieno tekstą Litmenyje, kad Foucault ir apie rasę užsimena ir kažką pradeda kalbėti. Ir tu man atrodo, kad vėl ne iki galo. Tai man atrodo, kad jeigu aš toliau galvočiau apie šitą temą, aš atsispyrus nuo jų, ką man atrodo, kas ir įvyko dabar, kad reiktų tikrai eiti prie kitų teoretikų, nes neužtektinai jie palėtė tą temą ir tas universalumas, kurį jie matė, jis neleidžia pamatyti tų partikuliarumų, tų skirtingų, nežinau, patriarchato, rasizmo, antropoceno veikimo specifikų. Ir tai va, tiek. Dėkui. Aš tai norėjau praplėsti truputėlį erdvės auditorijos temą, nes su Tremolo teko dirbti ir iš tikrųjų, man atrodo, kad yra labai skirtingos prieigos ir skirtingos galimybės, kaip sukurti vieną ar kitą kūrinį, nes tai nebuvo pirmas mano prodiusuotas darbas, su kuriuo mes dirbame ne teatro erdvėje. Ir va čia kaip ir Goda sako, kartais atsiranda ten dėl erdvės galimybių, dar kažko, bet man atrodo, šiuo konkrečiu atveju tai buvo labai tikslingas sprendimas, kad tai turi būti auditorijoje. Ir iš tikrųjų netgi yra preferencija, kad tai būtų senesnėje auditorijoje, nes aš dabar skaičiavau, kad mes jau kokių gal 15 erdvių esam pravažiavę ir esam rodę ir teatruose. Tarp kitko, įdomusis faktas, kur Laura rodė tą nuotrauką, kuri labai ilgai ėjo, tai jinai yra iš Italijos ir jinai yra iš tikrųjų tam buvusi bažnyčia, už to ekrano yra altorius. Tai va, tai Tremolo ir bažnyčia yra pabuvęs. Bet iš tikrųjų čia irgi atsiranda labai įdomu, nes erdvė irgi labai veikia. Ir šioje vietoje jinai tikrai veikia kaip veikėjas ir mes labai stengiamės, labai nedaug yra tų senųjų auditorijų. Iš tikrųjų, va, dabar Tartu turėjom vieną, daugeliu atveju tenka prisitaikyti prie teatrinės erdvės ir tas spektaklis truputėlį kinta. Bet vėlgi, nuo didesnio prieinamumo jisai labiau plečiasi. Ir tai labai yra įdomu ir va, kaip dėl auditorijos buvo kalbėta, kas ateina, kaip ateina, nes tarkim, mūsų pats pirmas rodymas buvo generalinė repeticija, kurią mes rodėm pagrinde medicinos fakulteto dėstytojams. Ir irgi buvo toks labai įdomus susidūrimas dėl to, kad iš jų buvo toks, taip, jie čia dirba, čia jų namai, kas čia vyksta, kokie spektakliai. Pradžioje iš jų buvo toks, ir tikrai tai buvo vyresnė auditorija. Ir pradžioje taip sėdi ir tą paskaitos dalį, jie sėdi ir jie supranta, kad jie visą tą informaciją žino, jie tą informaciją žino daug geriau negu mes. Ir buvo toks truputėlį, ką jūs mums parodysit, bet po to jie įėjo į temą ir labai gražiai reagavo ir po to labai daug gražių atsiliepimų gavo. Kad juos irgi palėtė. Tai irgi yra, kad tada jie per kitą prizmę įeina. Tarkime, čia aš daug kam pasakoju, nes mes Italijoje šitą spektaklį rodėm, turėjom vieną festivalinį vakarinį rodymą, kitą rodymą turėjom rytinį 10 val. Ryto paaugliams mokyklom. Ir vėl buvo dar visai kita prieiga ir aš dar, kai man sakė, sako, žiūrėkit, ar galite rodyti moksleiviam, sakau, galim, bet ar jūsų įstatymai leidžia, nes mes to taip paprastai padaryti negalim. Tai irgi buvo visai kita prieiga, tada žiūri, kaip į tai reaguoja.
cirkuliuoja ir labai yra įdomu stebėti ir kaip šitas darbas keliauja ir kokią auditoriją jisai priema. Ir supranti, kad jisai iš tikrųjų labai skirtingom amžiaus grupėm tinka. Ir va čia būna tas klausimas dėl vyro auditorijoje, nes pas mus kai kur buvo kaip tik atsiliepimų, kad kaip tik čia jisai skirtas vyram ir čia vyrai turėtų ateiti ir susipažinti ir pamatyti tam tikrus dalykus. Tu pasi labai daug įvairių reakcijų buvo. Aš labai džiaugiuosi, kad tokia pusiau tremolo sekcija gavosi ir tai čia truputėlį gal irgi tam tikrais pavyzdžiais norisi dalintis, bet irgi labai tada tos reakcijos pasidaro įdomios. Tai irgi. Taip, aš norėčiau trupučiuką nueiti nuo tos tremolo temos, nes labai noriu pasveikinti Godą su labai intriguojančia medžiaga ir labai struktūriškai įdomiai, šauniai pateikta, nes pirmiausia, pateikia didžiulį tokį ekskursą, kas tai yra mesianizmas, kokia yra mesijai, kaip juos galima traktuoti, kokia yra įvairovė. Paskui jis surenka visas įmanomas panegirikas Tuminui ir atrodo, kad jau tas Tuminas tikrai bus dar atgalo taip pagarbintas, kad jau jam tik tai nimbo. Ir staiga jį paskelbė į to netikrų mesijum. Tai aš dar tokio nuvainikavimo, tokio meistriško, taip struktūriškai pateikto nesu. Tikrai, nei sutikus, nei skaičius. Ir aš esu toliau labai suintriguota to tęsiniu, bet aišku, dabar mes jau negalim su juos pažinti dėl laiko stokos. Taip pat tikrai labai sveikinu. Ir dėl temos, ir dėl pateikimo, ir dėl originalų. Ir man atrodo, čia pati didžiausia feminizmo apraiška, bet šitaip subtiliai padaryta. Kad tikrai galima, kaip pasakė Vicetas, kad čia panegirika. Panegirika buvo Tuminui. Viskas atvirkščiai. Ačiū, aš tikiuosi, kad atsiras proga kokį nors straipsnį parašyti ir kažkokiu kitų pavydalu dar parodyti. Na, aš sureaguosiu, dar pratęsiu šitą temą truputėlį, nes man tai kyla klausimas, ar nebuvo minčių prie tų metrų pridėti režisierių moterų, ar galvoja apie tai ir kaip tada keistusi situacija, nežinau, gal bandėjai ieškoti tekstų ar nagrinėti? Galvojau, aišku, nebuvo daug laiko, kaip čia pasakyti, įklimpti, nes aš tiesiog aš norėjau dar ir apie Oskarą Koršunovą rašyti, bet tiesiog mes nusprendėm, kad jau nebereikia, nes aš perlipu jau visas ribas, tiesiog nebėra tam laiko. Bet aš savo rašto darbe paminiu, kad tai nėra apie lytiškumą, kad lygiai taip pat, manau, paėmus Tamulevičiūtę, aš galėčiau irgi jai pritaikyti tikrai ir jaunimo teatras gaunasi kaip šventikla, ir mokiniai sekėjai. Tik tai jau aš skaičiau irgi domėjausi apie ją, tik tai tiek, kad kiekvienas iš tų režisierių skirtingai apie jį kalba ir kartais nėra taip lengva už tos mesianistiškos uodegos patraukti. Ir reikia nemažai laiko praleisti, kol tu supranti, kokiu būdu tu atrakini. Dėl to, pavyzdžiui, prie kiekvieno iš jų aš esu pridėjusi tam tikrą kodinį žodį. Tarkim, kad Tuminas yra kosminis mesianistas. Dėl to, kad jis kalba apie kosmogeninę tvarką ir pas jį bažnytinis, tarkim, krikščioniškas mąstymas eina su hermetiniu tipo, hermetizmu. O, tarkim, koks nors Vaitkus yra politinis, nes labai aiškiai politiškumas išreikštas. Varnas tuo atveju yra maginis mesianistas, nes pas jį magija, Hogwartsas, Haris Poteris, utopija, teatras ir plus pranašai dar yra pas Varną. Tai žodžiu, įdomu būtų, už kokios čia vietos būtų, tarkim, moteris režisierės, bet ne, čia nėra apie lytį ir, ta prasme, jie net gali vadinti save, nežinau, voverytėmis, bet jeigu jie elgiasi mesianistiškai, jie vis tiek bus mesijai, tai nesvarbu lytis. Ar turim dar komentarų? Alma? Sekundę. Reikia, žiūri ir... Aš čia užsikabinau už tokio dalykėlio, prisiminiau, jau nuėjo beveik dėl akademijų bendradarbiavimo, ta prasme, ar dar kažkokiu tai sąlyčio taškų, tai šalia to, kad čia turim tremolo du variantus, vieną iš akademijos, kitą iš universiteto, tai universitete šiemet buvo dar vienas magistro darbas apgintas intermedialiųjų studijų studentės, taip pat apie Lauros Kutkaitės spektaklį, bet apie Klaipėdos Mileną.
Tai čia tiek apie tą bendradarbiavimą. Aš irgi juo labai labai džiaugiausi, tuo metu būdama kaip universiteto atstovė, kad teatras ateina į vat, šitas teoretinės studijas kaip objektas ir gauna adekvatų žvilgsnį ir labai įdomų žvilgsnį. Aš taip paprašiau, bet nežinau, ką čia reikia tą sakyti iš viso, bet man tai čia taip gerai susisieja viskas su mano pranešimu, aš negaliu. Bet šiaip tai fainas man labai demo, kuris atrodo, jūsų pranešimai, kurie nubrėžia ir aš tą žiūrėčiau ne tik iš tos, kad yra mesijus ir čia mesijai ar ten kažkoks toksai teatras ir tarytum kaip tradicinės ir kad čia jau yra kūno ir feminizmo reiškinys. Aš sakyčiau apskritai tokio išėjimo iš tos, aš labiau matau kaip išėjimo iš vienos tos šventyklos kažkurios, tai į visiškai kitą erdvę, visiškai kitą auditoriją. Kiek suprantu, Rus, nepataisyk, jeigu klystu, bet jūs įrodot nemokamai. Ir tas dalykas, man atrodo, čia svarbu įvardinti, tas užmanimas prieš spektaklį, kad tu rodysi kitoje erdvėje nemokamai, užmanimas jau pati intencija, kur tu keliauji su juo, man atrodo, čia yra labai įdomus pokytis, pačia mąstyme, kame aš galvoju, kaip Laura galbūt svarsto, galvoja ir savo ryšį su teatru ir ryšį teatro su visuomenė, su skirtingom grupėm. Ir aš tik tai galiu dar pridėti vieną dalyką, atvirai pasakyti, aš gal ne visai viską suprantu, ką Laura daro, bet yra labai fainas dalykas, ką aš girdžiu iš jaunų žmonių. Ir aš matau, kaip jiem tai labai svarbu. Ir man tas ryšys atrodo yra kažkoks savaip autentiškas. Bent jau tai, ką aš esu girdėjęs ir visai iš tokių netipinių teatrui auditorijų jaunos kategorijos, labai jaunos kartos. Tai man atrodo labai intriguojantis vektorius, aš taip pasakyčiau, šitos diskusijos. Man atrodo, mūsų diskusija pamažu uždarė tą didįjį ratą, apėjome, išdiskutavome, išsėmėme ir atsakėme į konservatyvumo ir liberalumo temą. Tai ačiū visiems, kurie buvote čia ir lauksime kitais metais.